Sveiki, šioje pamokoje mokysimės apie matavimo vienetus, kokie vienetai yra geriausi naudoti 3ds Max programoje ir kaip juos pasikeisti į reikalingus vienetus. Taigi, kaip matote, esu nusibrėžęs porą objektų, ant jų paspaudus parametrų skiltyje matomi vienetai, tačiau nežinome, kuo jie yra matuojami, ar tai metrais, kilometrais ar coliais. Taigi, jeigu norime pamatyti, kokiais vienetais yra matuojama, einame į Customize, Units Setup ir atsidariusiam lange matome Display Unit Scale ir System Unit Setup. Display Unit Scale yra rodomi vienetai, tačiau tai nereiškia, kad šiais vienetais viskas yra matuojama, o System Unit Setup yra tie vienetai, kuriais viskas yra matuojama. Taigi spaudžiame System Unit Setup ir matome, kad programos vienas vienetas prilygsta vienam coliui. Coliai yra parinkti pagal nutylėjimą, tačiau Europoje įmonėse ar mokyklose dažniausiai naudojama milimetrai, tačiau galima matuoti ir pėdomis, myliomis, centimetrais, kilometrais. Tačiau mes matuosime viską milimetrais, pasirenkame milimetrus, spaudžiame OK. Toliau galime pasirinkti, kaip viskas bus rodoma. Jeigu paliksime Generic Units ir paspausime OK, pasirinkę kvadratėlį, parametruose vėl matysime, kad viskas yra rašyta tiesiog 13, 48, bet nerodo, kuo yra matuojama. Vėl einame į Unit Setup ir čia pasirenkame Metric ir pasirenkame milimetrus. Taip pat apačioje matome Lightning Units, tai yra šviesos matavimo vienetai. Jie pagal nutylėjimą turėtų būti International, tokius ir paliekame. Spaudžiame OK ir dabar matome prie objektų parametrų atsirado ženkliukas reiškintis milimetrus, todėl dabar galime lengvai matuoti. Taip pat importuojant iš kitų programų bus lengviau suprasti, ar yra teisingi matavimo vienetai, nes jeigu kitose programuose bus nustatyti blogi, o šioje geri, proporcijos tų objektų gali netitikti. Taigi tiek šioje pamokoje, sutiksime kitose pamokose.